Mano galvos oda jautri, turiu dermatitą, pleiskanoja, rebaluojasi, niežti. Dažnai girdžiu apie šias galvos odos problemas. Ir paklausus, ką jie naudoja, dažnai atsako, turiu specialų šampūną, turiu gydomąjį šampūną. Su šiais šampūnais viskas yra gerai, kai reikia šalinti problemą, uždegimą esamojų metu. Problema yra tame, kad daugelis šiuos šampūnus naudoja tik kaip vienintelę priežiūros priemonę ir tikisi ilgalaikio rezultato. Deja, ne taip viskas veikia. Gydomieji šampūnai taip, jie nuramina galvos odą, mažina niežulį, slopina grybelį. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jie neatstato odos barjero, nereguliuoja riebalinių liaukų ir nesubalansuoja galvos odos mikrobiomus. Todėl rezultatas yra trumpalaikis. Gydomieji šampūnai gali būti plano dalis, tačiau jis negali būti visas planas. Ilgalaikę galvos odos priežiūrą kuria ne gydomieji šampūnai, o kasdienė subalansuota galvos odos priežiūra. Jeigu nori suprasti, kas vyksta su tavo galvos oda, ko jai trūksta, parašyk man. Kartu peržiūrėsim ir aptarsim, kokia priežiūra tau tiktų. Ir turėsi rezultatą ilgalaikiai perspektyvoje, o ne savaitėj.